Good. Fighter from Lithuania, Laurynas Sriubiškis. Tai po kiek čia mes metų susitinkam? Paskutinė mano kova buvo, jeigu būtent KOK, tai 20 metais, tai grubiai 5 metai. Tai daug. Jo. O kada buvo paskutinė kova? 21, man atrodo, pradžiai. Kažkas tokio. Nu, tai grubiai tas laikotarpis, po KOK dar sukovojau mėgėjose, man atrodo, Lietuvos čempionate, jeigu neklystu. Tai didelis tarpas toks gaunasi. Tai kaip tu jautiesi grįždamas į areną? Aš šiaip toks įdomus jausmas, pirmai buvo toks, gal prieš metus jau norėjau šiaip anksčiau grįžti, buvo toks užsivedimas, paskui jis vėl taip kažkaip blėsiu, nežinau kaip pasakyti, bet dabar pradėjau grubiai sezoną nuo Liepos mėnesio, jau sportuoti su grupe ir toks vėl grįžo tas noras, užsivedimas ir jis iki šiol laikosi ir tikiuosi, kad net ir po šitos kovos niekuris nedings. O kas apskritai įtakojo tą tokį tavo ilgą tarpą be kovų? Po paskutinės kovos man buvo trauma alkūnės. Aš ją kažkiek tvarkiausi, iki galo nesutvarkiau, tada biškį pusę metų gal iš vis nesportavau, net nevaikščiau treniruotis ir gal buvo dingęs net toks, nežinau, gal perdegiau, noras buvo nedingęs net sportuoti visiškai. Ir paskui tai praėjo laiko ir aš galvojau, kam dabar viską mes, kai tiek yra jau nueita ir viską prarast, ne man, manau, būtų tai. Aš prisimenu, tas ir užsivedžiau ant to labiausiai. Aš prisimenu, kai mes esam kalbėję prieš tuos maždaug 5 metus, aš atsimenu, kad tuo metu tu turėjai apie 120 kovų. Taip, čia bendras. Man apskritai labai keista, kad žmogus turėjęs sukaupęs tiek daug patirties tokiam jaunam amžiui sustojo. Jo. Bet kas buvo tas toks spyris, kad tu vėl šokai, vėl nori dalyvauti, nori kažką daryti? Jo, gali būti gal žmonių toks palaikymas labiau, nes pradėjau vėl dirbti labiau su socialiniais tinklais. Ir ten įkeldavau kažkokį postą, video ir visi hebra klausia, tai kada? Kur kas, sako, kiek tu šitą kriaušę muši, sako, gal ir ringa laikas. Ir aš toks galvoju, gal jau laikas tada, kaip pasakyti, ir parodyti kitiems ir savo, kad dar galiu kovoti. Dar nesu, kad ten nurašytas ar kažkoks toks. Visi jau pasilgo tave žengė, nes vis tik tu turėjai tokią didelę gana auditoriją žmonių, kurie tave palaikė. Ir didelį laiką dingau, tai gaunasi. O sunku sugrįžti tą kovinį ritmą po tokios pertraukos, tiek fiziškai, tiek psichologiškai? Pirmas gal 3 savaitės. Labai buvo sunku ir ištvermė buvo, ir rankos užsipumpavo, ir ten stovėjau, atsistojau ten su pora, kurie jau iki tol sportavo, žiūrėjau, kad gaunu. Tai jo, kol tas 3 savaitės praįsivažiavau, tada viskas gerai buvo jau. Dabar viskas gerai, įsilygino, kaip sakoma. O apskritai pasikeitė tavo požiūris į sportą, į tą pasiruošimą kovai ir taip toliau per šitiekos metų, per 5 metus skaityk? Ne, pasiruošimas viskas tas pats. Dirbu dabar daugiau neištvermės stengiuosi, nes vis tiek, kaip pasakyti, nebūti tiek laiko ringe. Gali būti visko, reikia ir su galvos tvarkyti, ir su savimi laiko pabūti. Tai realiai dabar daugiau dirbu ant ištvermės. Kad neužsipompinčiau tam ringiai ir nebūtų tokių bairių. Po pirmo raundo ten kampelėje kažkur. O tai kokie dabar yra tavo apskritai tikslai? Ar vėl sugrįši, vėl mes tave matysim? Jo, dabar noriu sukovot. Ir nesvarbu, kaip kova baigtųsi, ar aišku, daug dievę laimėčiau, bet jeigu, kad ir kaip jinai baigtųsi, aš noriu ir kitais metais, ir dar kitais, ir dar kitais metais. Tai kirba ta mintelė, kad gali tavo ranka nebūt pakelta? Ne, tokios minties nėra, bet sakau, jeigu visko būna šiam gyvenime, tai sakau, nedaug dievė, aišku, bet ruošiuosi, kaip pasakyti, ir toliau likti tada. O ar tu nejauti spaudimo dabar grįžtant? Vat irgi buvo toks klausimas, žmonės klausia, sako, spaudimo nėra iš šono, tai ne, kažkaip nejaučiu, bent iki šiol, gal kai kova jau liks keletas dienų arčiau, gal tada bus toks didesnis. Šiai dienai tu toks labai lengvai jaučiuosi, užtikrintas ir viskas gerai su tom. Kovosi su 29 metų norvegu. Ne, bet man 23, aš ir jau toks senas biškis. Jau čia senas krienas. Tai čia kovos menuose senas, nes aš dabar pasijaučiau irgi tokia ganėtinai sena. Ne, tai aš pirmai, pavyzdžiui, jeigu būtų kokio 18 ir pasakytų su 29, tai toks, o, blemba. O dabar kaip pačiam 23, tai nėra labai daug skirtumo. O jau esi pražiūrėjęs kažkokį, apskritai, ar domėjaisi savo priešininku? Ištraukų tik tai biškį pasižiūrėjau, bet šiaip stengiuosi neapsikraut niekada. Aš net iki tol visą laiką kovoju. Kovos eigoje viską pats pamatai, pajauti, pats planas savo dėliojasi iki kovos, tai
Niekada taip nebūna, kad niekada neapsikrauni. Ieškai kažkokių tai, net ne intrigų, bet kažkokių dalykų, kuriais galėtum pasinaudoti kovos metu. Nėra tokių dalykų, nes kai kurie... Kai kurie, aišku, žiūri labai tas klaidas, bando žiūrėtis, bet man kažkaip to nėra, aš kovos eigoj pačioj tiesiog viską pasižiūrėsim, kaip varžovas, kaip kas ir... O kovos metu, ypatingai kai jau pradedi kovoti, kai ta situacija tampa sunki, spaudimas auga, nes kiekvienas raundas yra vis sunkesnis, kaip tu sugebi išlikti ramus ir susikaupęs ir kas apskritai vyksta tavo galvoj tuo metu? Tai va, kovos metu, kaip pasakyti, jeigu ten jau ir jauti tą spaudimą didesnį ir ten žiūri, kad jau ir ištirmė biški pavedinėja, tai pasisakiau savo, kad vis tiek stovėsiu iki galo, kad po to laiko, kur mes nebuvo, ilgą laiką nekovojau, kad po pertraukos grįšiu biški visai kitą versiją, kad nebūtų jokių ten atbulinių, ten prasileidai iš karto rodai varžovai, kad prasileidai į skaudą vietą, kažką stengsiuosi išlikti iki pat kol. Tai tas mano ir motyvuos tą ilgą pertrauką, kad parodyt, kad geresnė forma biški, geresnis aš grįžau. Tai koks toks būtų vienas akivaizdus pranašumas prieš priešininką? Prieš priešininką? Žinau, aš manau, šiaip greitesnis, pas mane greitis labai geras. Ištirmė, nežinau, ar jisai ten turi ištirmė, neturi, aš nežinau, smūgis, manau, pas mane geresnis. Ir patirtis, aišku, bet va, ta pertrauka gal biški, tai tikiuosi nepakiškos, bet patirtis, manau, tikrai mano pusė. Nemanau, kad jisai ten nuo mažumės jis jau ten po varžybas važinėjo. Aš nieko beveik apie jį nežinau, bet ir nelabai domėjausi, bet pažiūrėsim. O kai žengi į ringą ir kai pamatai savo varžovą akis į akį, jį laikai kaip priešo, ar tiesiog kažkoks vienas iššūkis? Kovos metu jo, po kovos. Galit būti draugais? Galima draugais. Galim BFF būti. Kūkais galima apsikeisti. Išgert kavos, valgyti pyragėlį. Jo, po kovos pažiūrėsim. Per kovą. Nesu, kad aš ten kažką nekenčiu jo, jisai čia kažką padarė blogo. Kaip pasakyti, yra varžybos, šitas stovi tavo konkurentas, jisai bando užkirsti tau kelią eiti toliau, tu jį patrauki į šoną, eini toliau, viskas. Kalbant apie kovą su Olive Amin, aš turėjau galimybę su juo pasikalbėti. Taip. Ir cituoju jį, minutę palauk, kur čia mano užrašuose yra citata jo. Jis nelaiko rankų. Lengvai nukautuosiu pirmame raunde, jis tiesiog nebejaučia kampų, kovojo jau senai. Ar tu kaip nors gali sureaguoti į jo tokius žodžius? Blemba, aš norėčiau pažiūrėti, kurioje kovoje ranko nelaikiau. Nežinau kokią. Jo, kurią iš čia kovo mano žiūrėjo, bet tai ką reaguoti, čia kiekvienas prieš kovą bando įbauginti kažkaip priešnekėti mes, tai kažkaip neveikia, kas jis sako, aš galiu tą patį pasakyti. Bet nežiūrėjo kovų, Ištraukas mačiau, tai kur ten kažką lapkės kažką dirba irgi rankos prie subinės, aš tai nukautosiu ne pirmam, o per pusę raundo. tą patį galiu pasakyti. Ne, tai gerai, tegul šteka, viskas gerai, tegul pasitikė. Tai. Jeigu nesakys žmogus, kad važiuoju čia pralošti, tai aišku, reikia tos intrigos. Tai. Reikia pirmiausia pasitikėti savim, tai turbūt jisai turi labai daug pasitikėjimo savim. O ką atsakytum, jei jis pareikštų tokį dalyką, kad pamokysiu tave, kaip reikia kovoti? Tegul pamoko šiaip. Šiaip norėčiau jo išmokti naujų fintų, tai jeigu jisai žino daugiau, ten kažkokiu gal taikvando, tai viskas gerai su to. Su nančiakais iš tikrųjų dabar labai. Tegul tik pamokina, viskas gerai, gal dar kažko, nežinau, nemoku, gal dar. Vis tiek vyresnis patirties gal daugiau turi gyvenime. Viskas labai gerai. O aš norėjau paklausti tokio vieno klausimo, kurį turiu užsirašęs kitam savo lapelį. Kokie yra tavo santykiai šiuo metu su bendraklubiais? Tu sportuoji, taip? Jo. Nežinau, viskas gerai. Aš gal šiek tiek pasiilgau senų visų, nes aš kai kodų pas mus buvo visai sena chebra. Ten daug kas jau išėjo, daug kas nesportuoja arba dėl savęs. Daug labai jaunų dabar ir naujų. Tai yra tokia, kaip pasakyti, salės bendraklubiai, salė pasveikinė, persimeti keliais žodžiais, viskas. Už salės ribų minimaliai, labai mažai. Aš ten neieškau kažkokių draugų. Šitas klausimas man iškilo vien tik dėl to, kad pastebėjom, kad nei vienas tavo bendraklubis nepasidalino tavo artėjančią kovą. Tik komentaruose tagino jo. Tai jo, mačiau. Bet tiesiog man šiaip asmeniškai tiesiog kilo toks klausimas, ar jie tave iš vis palaiko, ar kokį, ta prasme... Nežinau, parašė ten daugelis. Patagino, aš nežinau. Į akis gal taip, už akių kitaip, aš nežinau. O kodėl taip gali būti? Aš nežinau, nesivizduoju. Gal kažkoks irgi... Net nesakyčiau, kad pavydas gal.
Nežinau, kaip įsireikšti, nepavydas, o gal nenoras, kad kovočiau, aš neįsivaizduoju. O kodėl tu taip gali iš vis galvoti, kad tavo bendraklubiai galėtų... Aš neįsivaizduoju, ne manęs reikia klausti tokių klausimų. Tai reikėtų paklausti tada. Tai reikia man paklausti. Ne, šiaip ne, aš to nejaučiu, ten kažkokio spaudimo, ar kad kažkas kažko nemėgsta. Man parašė, kažkiek patagino ten, nežinau. Šiaip aš tų pusę repostų nemačiau, nes kurių nefollowinu, daug kas privatus turi, tai aš net nematau. Gal kažkas pasidalino daugiau, tai... O tai tau nesvarbu būtų bendraklubių palaikymas, nes vis tiek yra dideli vardai, Maslobojevas... Ne, tai mes susiję Rusalį tik kalbėjome apie tai. Jie sakė, šaunuolis, gerai. Jeigu apie Maslobojevą kalbam. Taip. Jo. Tai ateis kas nors palaikyti tave iš tų bendraklubių? Jo, ateis. Tai vadinasi kažkoks palaikymas yra. Tai va, ir sėdi vienas ten. Jaunuolis, nepažįstu dar, tai va, bus proga susipažinti. Tai ką tu norėtum pasakyti savo priešininkui? Jeigu tau jis dabar sėdėtų kaip aš, akis į akį, ką tu jam norėtum pasakyti? Na, kad tikiuosi viskas bus be traumų, čia tas yra svarbiausia. Be traumų ir tikiuosi, kad pavyks jau kas skambės senamadiškai parodyti gerą kovą, bet ir tikiuosi, kad gal iki antro raundo, kad jisai neištems bent. Iki antro vidurio, kad gal sakys, gal užtenka čia. Jau sakys, treneriui nebenoriu. Tai svajoji nokautuoti jį ar... Ne, tai kiekvienas nori, aišku, nokauti kuo greičiau, sukovoti, visą gerą išvažiuoti. Aš neaišku, aš esu pasimokęs, aš kažkada ieškojau nokauto, tai aš taip sukovojau, kad... Na, žodžiu, ten nepasakas. Tai niekada išeinu, neaišku, nokauto jokio. Visiškai išeinu, tiesiog techniškai. Mano vis laik tas arkliukas ir būdo technika ir greitis. Ja. Dar vienas klausimas apie tavo paskutinę kovą. Tu kovojai kiokiai pandemijos laikotarpiu ir tada su Karosu, taip. Dabar pas mus bendraklubis, taip. Mes turėjom galimybę peržiūrėti tą kovą ir mes dabar šitom akim mes matom, kad tu lyderiavai toj kovoj. Taip. Ir tikrai buvai vienas iš geriausių Lietuvos kovotojų savo svoryje tuo metu, nežinau kaip dabar, tikiuosi, kad bus tas pats. Ir ar būtų kažkas, su kuo tu norėtum sukovoti iš lietuvių būti? Iš lietuvių, ne? Tai va dabar toks bairis, kad beveik visi Spartui. Net ir tas lengvas svoris, ten 7 visi yra Spartui. O tokių, kad šiaip kažkada labai norėjau su Brižinsku, bet šiam 3,5 aš jau tiek nusimest, tai... O koks tavo svoris, kokiu tu vaikštai? Šiaip, kai jeigu nemetu 7,6, jeigu numetu 7,1. O sunku numest svorį? Aš jau sunkiai krenta. Sunkiai, ne? Sunku saldainį atsikratyti. Žinau, labai žinau šitą. Šiaip, jeigu iš Lietuvos, tai su Brižinsku šiaip norėčiau. Kažkada sakiau jau. Su Brižinsku iš tokių, tai... Tokių vardų net neturiu šiaip užsirašęs nieko. Tai dabar nauja karta aš noriu bent pažiūrėti po šitos kovos, kaip jausas, kaip ką ir jau tada galima spręsti, kaip daugiau, kaip pažiūrėsi, kaip pats atrodai. O jeigu kalbant apie užsienį, ar yra kažkoks vardas užsienyje, kuris tau imponuotų? Pliama, turiu tiesiog tokių mėgstamų, bet kad su jais taip kovot kažkaip pagalvojau, tai nejaučiu. Aš net nelabai ir to gloriją žiūriu. Kodėl? Nežinau, gal One Championship įdomiau pažiūrėti, bet jie ten su MMA pirštinytėm tam kovo. Taip. Norėtum kada nors kovoti su tokiam pirštinytėm mažom? Gal bairis būtų. Nes čia iš tikrųjų dabar toksai ant bangos einantis dalykas. Bet ten vienas smūgis ir labanas būtų. Nu jo, ten gana sunku. Po apačią pirštinytės. Taip. Viso gero būtų. Nu, sunku būtų įsivaizduoti profesionalų kovą, bet dabar mes tokiam gyvenam pasaulyje. Tai jeigu apie Brižinską, tai ten šiam 3,5, tai jau čia pasidarytai. Tai gal jis priaugtų, gal saldainių daugiau ir... Tikrai nepriauginėt. Nežinau, gal šiam 7, gal vos ne vos, bet ir tai. Aš vien dabar pasijau, kad dabar svoris nekrenta. Dabar yra kiek 7,3,5, save kankint toliau iki šiam 7. Tai kaip planuoji numest tą svorį? Numetimo būdu. Pirtis, nevalgymas. Aš pirčių nepernešu, aš ten negaliu sėdėti. Saldainių mažiau valgys. Ir taip sakai, greitai nusimes? Kavos negersiu su karamelėm visokiom. Gal patarimą man kokį, gal aš greičiau nusimesiu kokį. Vis tiek moteris vis laiką nori nusimest nors 3 kg nuo savęs. Mano patarimai tai geriau neklausyti. Bet meti svorį kažkaip nuosekliai, pavyzdžiui, 3 savaitės prieš, ar meti svorį ten vos vieną dieną? Jo, aš turiu tokį blogą dalyką, kad aš pradedu, kai liekau savaitę jau iki galo mest. Bet tai tas turėtų labai daug įtakoti tavo fizinę ištvermę. Tai kai dabar jeigu porą kilų liko, tai aš manau, jie labai nieko nekeis. Bet šiaip sakau, bent seniau turėdavau tokį blogą dalyką, kad lieka savaitę, lieka 5 kilų ir aš tada pradedu.
nevalgyt. Mes. O tai... Bet nebuvo taip, kad niekada ir neatsistatyčiau. Visą laiką atsistatydavau. Pavyzdžiui, ten kovos dieną šiam 7 svėrimai, kitą dieną kovot. Tai jau iš karto 7-3, 6 kilai. Oho, tai labai greitai atsistato svoris. Dabar ar gali pasakyti kokią nors žinutę tiesiai į kamerą savo priešininkui? Jis toks fainas, toj fotkai atrodo, aš nežinau, ką jums sakyti. Galiu sakyti, kad jį ten sužalosiu. Šiungs. Hello. Bye bye, Norvegija. Šiaip galim pasakyti, kad tvarysiu irgi žuvim galvas kapotų Norvegiją. Pirmą pas tave vieną žuvis atvarys, pažiūrės, ar tau negali nukapoti. Lapkričio 14 dieną kviečiu visus palaikyti manęs bei kitų Lietuvos kovotojų. Stengsiuosi nenuvilti, parodyti visą save. Ir 5 metai klaunados baigėsi, grįžta rimtos kovos. Tarptautinis turnyras MMA Bushido. Lapkričio 14 dieną Vilniuje Twins Bet arenoje. Daugiau informacijos bushido.lt.